Sveiki, mėly tinklalaidės Tyla po triukšmo žiūrovai. Aš Augustė Romskaitė. Aš Augustė Mabelytė. Ir šiandien mes sveikinamės su Milda Dimigevičiūtė, kuri mums papasakos, kaip išlikti savimi pasaulyje, kuris nuolat skuba. Tai pirmiausia, būtų įdomu išgirsti, kas tau yra buvimas savimi, ar tai kažkas pastovaus, ar galbūt kintančio. Ačiū labai, kad sutikėt galimybę čia sėdėti. Ir atsakant į klausimą, tai aišku, kad kintančio. Man atrodo, kad mūsų, tokia yra esmė gyvenime, kad pastoja mes keičiamės, mes visą laiką evoliucionuojam, mes visą laiką tobulėjam arba kaip tik gal degraduojam tam tikrais periodais. Ir tiesiog reikia visą tai priimti, man atrodo. Čia yra grožis toksai. Ir dar yra labai, man atrodo, sunku priimti žmonėm, nes ne tik tai tu matai savo keitimąsi, bet ir kiti žmonės mato tavo keitimąsi. Ir kartais nemalonu yra rodyti save, savo virsmą kažkokį kitiems žmonėm. Tai jo, manau, kintantis. Ar yra tekę pajausti spaudimą būti kažkuo kitu nei esi iš tikrųjų? Visada tas spaudimas jaučiasi. Man asmeniškai nuo pat vaikystės jautėsi, nes aš buvau tas vaikas, iš kurio tyčiausi klasėje ir aš turėjau labai daug spaudimo būti kažkokia normalia, kalbėti normaliai, nejuokaut, nebūt kažkokia tais naive, atviraširdiška, bet aš vis tiek buvau, tokia, kokia esu, nors ir per skausmą ir kartais reikėdavo ir verkti ten pasilėpus kažkur, bet vis tiek kažkaip išlikau, kokia esu ir aišku, ir po to ir paauglystė, ir tiek ir suaugusio gyvenime aš visą laiką kažkaip gavosi, kad visą laiką jaučiasi tas spaudimas. Ypač jeigu tu esi toj būsenoj, jeigu aš esu tokiai būsenoj, kur aš leidžiu nesąmoningai kitam žmogui taip projektuoti ant manęs, kad aš kažkokia turėčiau būti kitokia. Tai čia viskas prasideda realiai nuo vidaus, nuo tavo vidaus, kaip tu pats jautiesi. Jeigu tu jautiesi iš tikrųjų nenugalimas, jeigu tu jautiesi žiauriai pasitikintis, aišku, ne per daug, kur ten ne ego kažkoks žaidžia, bet iš tikrųjų yra pasitikėjimas, ką darai, žinai, kad tai yra tavo gyvenimas, tu aunini tai, tada ne taip yra sunku ir tikrai, sakyčiau, netgi kitas tada žaidimas atsiveria ir tiesiog laisvė tokia atrodo, gali daryti, ką nori iš tikrųjų. Kaip, pavyzdžiui, atskirti, kas yra tikrieji norai, o kas, pavyzdžiui, įskiepyta iš išorės, iš kažkur, iš aplinkinių? Jo. Čia kad gali būti sunku, man atrodo, skirti, nes apskritai mūsų ne vien tik tais, ką mes jaučiam, ką tiesiog šitam gyvenime, ką mums ten sako, vos netiesiogiai, kad ten tu toks ir toks turi būti, bet viskas yra dar ir pasąmoniškai programuojama į mūsų smegenis. Ir mes tiesiog iš pat vaikystės atsinešam tiek daug tokių, kur mes net niekada negalvotumėm, kad taip kažkada, čia mums kažkas taip sakė, čia kažkas mums įskiepijo, tiesiog automatiškai taip gaunasi, kad įsidega tiesiog į smegenis. Ir čia yra sunku atskirti, nes vis atrodo, kad tai yra mano tiesiog asmenybė tokia, kad aš noriu kažko. Tarkim, aš pati norėdavau labai siekti labai didelės karjeros ir verslus visokius daryti ir taip toliau, ir tokia, kur visą laiką galvoju, vat būsiu čia bankininkė, čia vat man labai fainai, prie tų pinigų, čia taip viskas labai mano, toks hustle, būdavo etapas. Bet po to supratau, kad čia realiai gal man taip ir norėjosi, bet turbūt buvo įskiepyta kažkas iš vaikystės ir tiesiog man reikėjo patirti save tokią, būtent tokiai amplua, bet po to aš supratau, kad yra dar kažkoks kitoks jausmas, dar kažkoks kitokia galimybė, gyvenime gyventi ir jausti kažką kitokio. Ir man atrodo, jo, tikrai pastoviai keičiasi tie norai ir atskirti iš tikrųjų, kas yra įskiepyta kitų, o kas yra iš tikrųjų mūsų norai, man atrodo, gali būti tikrai sunku, jeigu ypač nežinai, kas tu pats esi, Jeigu tu nesi atradęs savo tos esybės tokios, tiesiog to tikro savęs, buvimo savim su savim visiškai, taip, kur nesvarbu, ką ten kas pagalvos, o tiesiog būti kaip norisi. Tai tikrai gali būti sunku tada. Kokius tavo nuomonė reikalavimus kelia pasaulis ir visuomenė ir kaip su tuo reikėtų tvarkytis? Man atrodo, čia yra pirmas dalykas. Jeigu tu pasirenki kreipti jos dėmesį, tada tau ir kelia, Tai jeigu tikrai nori įsigilintis į tai, ką čia kelia, tai tada ir pradedi žiūrėti, okei, aš esu, tarkim, nežinau, jaunas žmogus, iš
žmonės yra reikalavimai, ne tai, kad reikalavimai, tiesiog tokie kaip lūkesčiai, gal tiesiog lūkesčiai, normalaus žmogaus gyvenimo lūkesčiai, tarkim ten turėti butą, turėti pasimti paskolą būtinai ir butą turėti, ne? Ten mašiną turėti lizinguoti šiaip, tada ten darbo pastovų, ten antrą pusę turi susirasti, jeigu ane toksai gaunasi. Nu ir aš kažkaip noriu tikėti, kad nėra tokių lūkesčių, bet iš tikrųjų, jeigu tu tikrai labai kreipi dėmesį į tuos lūkesčius ir kiekvieną komentarą iš kažkokių žmonių, tai man atrodo, kad labai lengva taip nueiti į jų tą pasaulį, kaip jie įsivaizduoja, kaip viskas turėtų būti, kaip normalu yra, bet kaip yra žmonės, kaip turėtų funkcionuoti. Tai aišku, kažkokios ribos yra, bet man atrodo, kad tai yra taip neįdomu tiesiog gyventi pagal kažkieno sudarytą šabloną. Ir tiesiog atrodo, kad mes tiesiog užveriam vartus, užveriam duris kūrybai mūsų. Mūsų sielai tiesiog mes neleidžiam skleistis, mes neleidžiam savo eit gyvenimo pamokas. Ir man atrodo, kad čia yra labai svarbu tiesiog kartais sugrįžti į tai, ko aš noriu iš tikrųjų paklausti savęs, o ne žiūrėti į visuomenės lūkesčius kažkokius. Gali pasaulis tapti geresnis, jeigu, tarkim, daugiau žmonių būtų autentiškesni ir labiau savimi? Man atrodo, kad apskritai šiuo metu ir pasaulis, ir gal net Lietuva net daugiau, eina tokiu sąmoningumo, tokiu labiau keliu, kur iš tikrųjų žmonės pradeda daryti visokius tenais gatheringus, visokius kakao ceremonijas, moterų ratus. Kažkaip visai yra biškai keista, kad už pinigus įdaroma, kai anksčiau kažkada moteris eidavo tiesiog natūraliai tai daryti ir tai tiesiog būdavo kasdienybės dalis. Ir dabar biškai taip keista, aš taip irgi sumašiau kurią dieną, kodėl taip yra, bet bent jau mes susimokom, galim patirti tai, ką anksčiau patirdavo žmonės kiekvieną vos ne dieną. Gal ne kiekvieną savaitę kartą. Bet jo, tikrai gali būti geresnis pasaulis, nes jau dabar, kaip minėjau, eina tas sąmoningumas ir tik tais mes turim dar ir kitų žmonių, kurie dar gal nėra pilnai atsivėrę tokiem pokyčiam ir jiems gal yra tai kaip tik kraštnumas, kažkoks sako, ką čia kažkokios sektos, vos ne dar kažkas, jau mažėjo tokių išsireiškimų, bet tikrai dar yra, kur žmonėm iš tikrųjų yra žmonės, pavyzdžiui, aukos lygmeny. Ir jie vis kaltina visus, kad viskas yra blogai, jie tiesiog patys to nesuvokia. Ir iš tikrųjų, tikrai tada sunku yra gyventi tokioje vaidmenį būnant. Ir tu net nepagalvoji tada apie jokius autentiškumus, sugalvoji, kas čia tie autentiškumai, ta prasme, man čia paskolų mokėti, man čia tą, čia aną, čia svogūnai pūna, čia lyja, žodžiu, whatever. Tiesiog, man atrodo, žmonės kaip užsisuka, jiems yra labai sunku į tą autentiškumą įeiti savo, nes jie nebesupranta, jiems atrodo tos problemos išorės yra žymiai svarbesnės pasidaro negu jų vidus. Ir taip įsisuka. Čia realiai labai kiekvienas žmogus, man atrodo, bent jau savo gyvenime tai yra patyręs, kad įsisuka į tas išorinės kažkokias problemas susikurtas. Bet iš tikrųjų, pabandykite tiesiog, pavyzdžiui, nedaryti, ta prasme, kai jums ten kažko atrodo reikia padaryti būtinai ten, oi, man reikia ten, nežinau, būtinai reikia tenais, nežinau, įsivalyti namus, pavyzdžiui, sekmadienį reikia įsivalyti namus. Ir ta prasme, aš čia turiu, nes kitaip čia būsiu bloga, ta prasme, žmona, whatever, žinai. Ir, pabandykite tiesiog nedaryti to, pabandykite tiesiog į save geriau nueiti vietoj to, jeigu jūs iš tikrųjų tuo metu esate pavargęs, pavyzdžiui. O jo, jeigu būtų žmonės visi tiesiog autentiški savo tokias misijas darytų gyvenimo, kaip jie iš tikrųjų jaučia, ko jie čia yra atėję, ką jiems čia reikia padaryti, tai man atrodo, tas pasaulis būtų dar gražesnis. Ir taip jis yra gražus, bet būtų dar lengviau, viskas būtų žymiai dar lengviau, bet gal kartais reikia, kad tiesiog viskas savo blogai tekėtų. Kokie įpročiai, ritualai ar praktikos gali padėti sulėtėti ir išlikti savimi nuolat skubančiame pasaulyje? Man atrodo, kad su šitom visom praktikom taip yra, kad žmogus labai turi savo atrasti. Kad kas vienam, pavyzdžiui, tinka tokiam skubančiam pasaulyje, pavyzdžiui, vienas žmogus yra, nežinau, pavyzdžiui, perdegime visiškai, užsisukęs tam visam haslinime, tenais verslų kūrime ir jis yra žiauriai perdegęs. Ir jam tikrai netiks tas, kas tiktų žmogui, kuris yra vos ne depresijai beveik, tenais visas toksai niekas neįdomu, kaip tik the opposite of, žinai,
Tai man atrodo, pavyzdžiui, tokiam perdegusiam žmogui, nu, tai reikėtų apskritai praktika, jo turėtų būti tiesiog nieko nedaryti, tiesiog būti gamtoje ir būti tiesiog buvime. Tiesiog būti buvime, nieko nedaryti. Tiesiog visą kokią dieną ar net dar daugiau, kol atsibos tiesiog. O pavyzdžiui, tas, kuris yra labai pasibūmę apatijai, depresijai, tai jam kaip tik reikėtų kažką išsijudinti, nebent kaip tik gal reikia irgi pagulėti kartais, aišku, ir kažkaip pabūt toj visoj tokioj apatijoj kartais, ar ne, bet turi po to vis tiek kažkaip save eisiu kažkas pagalbos ieškoti, nežinau, ar tai eiti specialistus, ar tiesiog eiti kažkokias terapijas, ar pavyzdžiui, sportuoti pradėti. Nu, yra labai skirtingas tas rutinas. Man atrodo, kiekvienam labai skirtingai, kas vienam veikia, kitam gali neveikti, bet mano rutinos irgi pastoviai keičiasi. Pastoviai būna vienokia rutina, atrodo, aš čia pagal savo visus jau ten energiją susibalansavus, jau geriausia rutina, čia mano yra tokia rutina, o po to kitą jau ten mėnesį, jau ten su kokia nors terapeutė pasikalbė, kad geresnė rutina būtų tokia ir tokia, bet daugumai veikia, nu aš pabandžiau pavyzdžiui tokią rutiną, man puikiai veikia, tiesiog simple. Tokia, kad ten, pavyzdžiui, ten tiesiog atsikeli tam tikrą, visą laiką toks panašių laiku atsikeli, tada ten pavalgai panašių laiku, ten prieš miegą kelias valandas nežiūriu jokius ekranus stengiasi, ilgus žurnalus aš pavartau. Tai šiuo metu man tokia veikia rutina, bet galbūt po dar kažkiek laiko vėl gal pasikeis. Tai ačiū Jums labai, kad papasakojat apie sulėtėjimą pasaulyje, kuris nuolat skuba. Ačiū, labai įdomu buvo ir laidos pabaigai norisi pasakyti, kad tiesiog būkim savimi ir pasaulis bus gražesnis.